Tikrai be galo džiugu matyti gausius Viešpaties dienoje, mielus maldininkus. Kai kurie svečiai mūsų sveikino atvykusius į maldą. Šventos mišios, mielieji, šventų mišių auka, kur vyksta dabar ir mūsų visų čia atkeliavimas į šią maldą. Esu girdėjęs tokį vieną kunigo kalbėjimą, jisai tam turi tikrai daug pamąstymo. Sako, mielieji, apie 50% gali būti, kad žmonės ateina dėl kitų dalykų. Pavyzdžiui, sako, jeigu norėtumėt geros muzikos, gražių giesmių ir visą, kas liečia tai, galite įsijungti Spotify ar kitą bet kurią programą ir turite namuose daug geresnę muziką, negu skambate čia mūsų šioje Išlaužo bažnyčioje. Jeigu norėtumėte turėti aplankymą kaip statinio, be abejo, kad šis dvaras yra truputėlį gražus, bet tikrai turime daug daugiau kitų, kurie mums galėtų džiuginti širdį. Mielieji, čia ateiname dėl vieno vienintelio dalyko. Jeigu tai būtų, kad ir čia 50% turite kitų idėjų, prašau pakelti bent keliais procentais tikrą idėją. Visų mūsų čia atėjimas yra dėl Jėzaus, dėl Dievo, dėl tikėjimo. Ir aš džiaugiuosi, kad priemonės, kurios kaip muzika, kurią puoselėjame pagal mūsų galimybės, be galo dėkingas vadimui, kuris dirba 2 kartus per savaitę su choru, choras, kuris atvyksta trečiadienį vakarais, gieda ir mišiose, ir repetuoja, šiandieną taip pat nuo 9:30. Tai yra didžiulės pastangos. Taip, tai yra priemonė. Priemonė jums palengvinti jūsų maldai. Taip džiaugiuosi, kad ši šventovė tampa po truputėlį gražesnė, kad yra viena kita puošmena, gėlė. Ir tai yra taip pat priemonė. Visos šios priemonės tegul tarnauja jūsų tikrai susitikimui su Dievu. Klausimą duočiau viešai, nežinau, kam jisai atiteks. Kitas klausimas, labai trumpai, o kas yra mišios? Kas yra mišios? Jeigu atėjome susitikti su Jėzumi, su Dievu, kas yra mišios? Labai gali būti klausimas pateiktas Kotrynai. Klaus mamos, kasgi yra mišios? Kas yra mišios? Antanai, noriu išgelbėti Kotryną. Bandyk. Jeigu, sakykime, taip tokia žmogiška kalba, neformalia, kad tai liturgija, kad tai tam tikros apėgos, tai mano asmeninė nuomonė dabar spontaniškai. Tai būtų atėjimas, susitikimas su Dievu, su Jėzumi, susikaupimas, prašymas, atleidimas ir prašymas būti atleistam. Eglė, kur Eglė pasikavojusi? Prašom, Eglė, ateit paaiškyti, kas yra mišios. Tu vaikus mokai. Jau girdžiu atsakymą. Džiaugiuosi, ačiū labai už jūsų atsakymą, nuostabus atsakymas į mano pirmą dalį. Labai trumpai pasakyti, jūs tikrai, gerbiamas Visockas, mūsų dešiniųjų lyderis parapijoje, Kristaus kančia. Ir tai yra trumpas atsakymas, kurį Eglė turi išmokinti vaikus. Tai jeigu mes atėjome tikrai, ačiū labai Antanai, kad atėjome susitikti su Dievu, tai yra mūsų visų ypatinga malda sekmadienė, tai pačios mišios yra Kristaus auka, dalyvaujate kiekvienas ypatingų būdų. Ir susitikdami su juo, turite galimybę pabūti šioje aukoje. Žvelkime šiandieną į mūsų trečiąjį Evangelijoje pagal Morkų Kristaus Dievo Sūnaus apsireiškimą. Jeigu Kristaus pirmas stebuklas pagal Morkų yra visgi šventykloje, tikrai šėtono išvarymas, pirmiausia, čia jisai turi išbėgti. Antras, šeimoje, šeima mūsų turi gyti. Tai šiandien yra trečias Kristaus stebuklas, kurį turime Evangelijoje pagal Morkų.
Mėlyjei, ten, kur visas pasaulis pasmerks, ten, kur visiems būsi atmata, gal toks žmogus klauso per internetą, gal jaučiasi atmestas visų. Tas, kas sergate raupsais, prie kurio negalima prieiti, kuris turite dengti savo veidą audeklais, kuris turite perplėšti rūbus per pusę, kad matytų, jog tu esi raupsuotas, kuris turite gyventi nuošalėje ir nematyti kitų, žinokite, kad Jėzus jūsų nebijo. Ir Dievo Sūnaus ištiesa ranka rodo dar didesnį žingsnį. Dievas tiesia savo ranką į dvasios ligonius. Į tuos, kuriems atrodo mes neturime kitų vaistų, kai tik išviešinimą, pasmerkimą, galiausiai tikrą žmogaus žlugimą. Šiomis dienomis matome įvairius viešinimus, mėlyjeji, tai yra nieko naujo. Kas 4 metai visuomet bus išviešinta visi bažnyčios reikalai iki nuogo užpakalio, iš priekio ir iš nugaros. Tikslas vienas, kad tikėjimo šis židinys, kuriame renkaties gausiausiai visoje šitoje mūsų seniūnijoje, čia yra daugiau žmonių, negu buvo žmonių, kada atvyko gerbiamo prezidento Nausėdos žmona šią savaitę į mokyklą. Čia yra daugiau žmonių. Čia esate suaugę, jūsų niekas netvarė, nesukvietė. Čia mes turime atminimą šioje bažnyčioje Antano Smetonos žmonos dovanos. Mes jas atmename. Man tik pradėjus kunigauti, visi sakė, kunige, čia turi būti liustras Smetonienės, čia turi būti tas, jinai padaunusi tą. Mėlyjeji, tai yra iš tikrųjų tam tikras mūsų sumenkinimas. Žinokite, kad toks menkinimas nėra gydymas. Dievo Sūnaus žiūrėjimas veidas į veidą ligoniui. Visų pirma, turime matyti ligonį ir padėti jam išgyti. Nes mūsų matymas ligos, jį atskirimas nuo jo tikriausiai gali būti žūtis. Žūtis pačiam žmogui, aplinkai ir šis gyjimas net nėra tikras. Mūsų viešpats Jėzus sako, tik tu niekam nesakyk apie šitą įvykį. Visi mes pamokslaujame, kad negalima skelbti apie pagijimą, o negalima skelbti dėl to, kad bijome apkrėsti Jėzų gydytojo vardu. Mėlyjeji, garsus biblistas Fernando Armelinis sako, komentuokite. Iš tikrųjų, Jėzus negali pasirodyti viešai, nes jis, būdamas ir žmogus, prilietė savo ranką raupsuotą jį. Ir Evangelija baigėsi kuo? Jis slapstėsi negyvenamose vietose, nes kada Dievas prisiliečia prie raupsuotojo, prie kurio niekas negalite liestis, jūs kaltinate patį Dievą ir Dievas jums tampa nešvarus. Mėlyjeji, Dievas tada slėpsis negyvenamose vietose, nes prisilietė prie nešvaraus žmogaus. Ir šis mūsų nešvarumas, Dieve, tau vienam yra galimas pagyti. Pagal to laiko aiškinimą ir be abejo visą sveikatos situaciją, raupsai yra tik Dievo malonės pagydomi. Mes kiekvienas turime savo raupsus. Ir tie mūsų vidiniai raupsai, jie yra gilūs. Neišduokite pasauliui, prašykite kuo nuolankiau, kaip šis raupsuotasis, prieikite prie Jėzus ir sakykite, jei tu nori. Dieve, jeigu tu nori, aš galiu būti švarus šią akimirką ir kiekvienas prašykite pagijimo savo kūno sveikatos, savo dvasios sveikatos, sielos ir visa, kas jūs žemina ar kas jums nepatinka. Meldžiamės už ligonius, meldžiame už tuos, kurie iš tikrųjų serga dvasia. Ypač prašykime, kad mūsų dvasios vadai, politiniai vadai būtų sveiki ir gyventų tiesoje. Šiomis dienomis mes minime lygiai 60 metų po bažnyčios liturginės reformos ir tiesiog pačios bažnyčios reformos. Tai yra 60 metų nuo pirmos konstitucijos, kurią parašė Antrasis Vatikano susirinkimas apie liturgiją, Sacrosanctum Concilium.
Ir aš jums uždaviau klausimus nebereikalingai, kas yra mišios, kas yra ši vieta, kodėl čia atėjome. Tai yra pati stipriausia vieta. Jeigu bažnyčia bendruomenė nori save atnaujinti, jos atnaujinimas prasideda nuo maldos, nuo ištikimybės savo sužadėtiniui, nuo meilės Jėzui. Keltas minčių šią progą iš popiežiaus Pranciškaus. Bažnyčia, kuri nejaučia dvasinio augimo aistros, bažnyčia, kuri nesistengia kalbėti taip, kad būtų suprantama savo laikmečio vyrams ir moterims, bažnyčia, kuri neliūdi dėl krikščionių susiskaldimo ar nejaučia nekantros skelbti Kristų tautoms, yra serganti bažnyčia. Tai sergančios bažnyčios simptomai. 60 metų nuo Vatikano II susirinkimo liturginės konstitucijos. Jos pratarmė sako ir iki šiol įkvepia mus, žadina mūsų entuzijazmą, padėti augti tikėjimo gyvenimu, pritaikyti kintančias institucijas prie mūsų laikmečio poreikių, remti tai, kas padeda krikščionių bendrystei, kviesti visus į bažnyčią. Tai gilaus dvasinio, ekumeninio, sielovadinio ir misijinio atnaujinimo sumanymas. Be liturgijos reformos nėra bažnyčios reformos. Bažnyčios reforma visada yra santuokinės ištikimybės klausimas. Kuo labiau bažnyčia mylės savo sutuoktinį Kristų, tuo pati bažnyčia bus gražesnė. Bažnyčia yra moteris ir motina. Apie ją daugiau pasako pati Marija nei Petras. Negalima visko redukuoti į vyrų kunigystę. Liturgija tai yra vieta, kur sutinkamas Kristus. Tai įmanoma dėl šventosios dvasios, brangiojo sutuoktinio Kristaus mums dovanoto kraičio, sutuoktiniai veikimo. Mylimi broliai seserys, jūsų uždavinys yra didelis ir labai gražus – stengtis, kad Dievo tauta švęsdama šventuosius slėpinius augtų susitikimo su viešpačiu sąmoningumu ir džiaugsmu, o susitikdama su juo turėtų gyvenimą jo vardu. Popiežius Pranciškus. Amen.